Sveiki, šiandien lankomės Lietuvos sveikatos mokslų universiteto organizuojamame šventinėje gyvūnų eisenoje Kaune Laisvės alėjoje. Kokiom nuotaikom pasitinkat šiandienos renginį? Puikiom, nuostabiom, todėl kad tai yra draugo diena, o kaip matote, ne tik žmonės tarpusavį draugai, bet ir jų augintiniai. O kaip kilo idėja organizuoti šį renginį? Ar tai buvo daugiau tikslas edukuoti visuomenę, ar pristatyti savo universiteto veiklą? Labai abipusiai sakyčiau, dėl to, kad pirmiausiai tai noras švęsti draugo dieną. Mes aiškiai sakome, kad šuo tai yra mūsų vis dėlto geriausias draugas. Bendruomenės nariai, Kauno miesto žmonės taip pat yra mūsų draugai, todėl tas tokia bendra sintezė tarp šunų ir žmonių. Pasocializuoti šunis. The first time that you are participating in such an event. Yes, it's the first time for us. And do you enjoy it? How's your first impressions? Well, that's nice. I expected a bit more participants probably, but yeah, a lot of nice dogs, well-behaved dogs. Skiriasi pati mokymo patirtis, kaip sakot, civilių ir pareigūnų, augintinių. Nesiskiria ta patirtis, reiškia mokslai tie patys, visi siekiam vienodo tikslo, kaip sakant, vienodo lygio, gal tik tai, kad pareigūnai gali tam tikras sunkesnės užduotis atlikinėti, gal tik tai, kad jiem galima su tarnybiniais šuneliais tai daryti, o civiliai žmonės pasaulyje taip pat labai daug ką dirba su savo šuniukais ir duoda didelę naudą. Bet visa esmė to yra parodyti renginio, kad yra kinologijos centras ir kinologija yra ne tik kad šuniukų pasidžiaugimas šuniuko, bet yra ir kaniterapija, yra ir šunys detektoriai, kurie atlieka svarbią veiklą mūsų visuomeniai. Tai yra pavyzdžiui ir iš po griuvėsių žmonių ieškojimas, sprogmenų ieškojimas, oro uostuose narkotikų ieškojimas ir daug kitų veiklų. Nepaisant minusinės oro temperatūros, žmonės gausiai rinkosi į renginį kartu su savo augintiniais, tvyrojo gera nuotaika ir kalbinti pašnekovai sakė, kad nori sugrįžti ir kitais metais.